Mūsų fantastiška rubrika oi ne. The Lonely Heartas. The Lonely Heartas. Liudas fonas parašyk. Susirasim fonelį specialų ir siūlysim šiai merginai susirasti vaikiną, kuris bus kaimietukas, vaidukas. Kaip tavo kaimas vadinasi? Karčiakai. Kaip? Karčiakai. Karčiakai. Karčio. Va, koks. Gerai, skambinam, jos šiandien 18 gimtadienis. Ji yra iš kur? Dirbo Palangoje padavėja. Ir tiek. Simpatiška, mėgsta bendrauti, visada su šypsena veide. Turi 2 vaikinus. Turėjo. Turi 2 vaikinus. Tik žinai, turėjo. Pirmąjį metę, su antru išdavinėjo. Ant pirmą metę nes išdavinėjo. Labadiena, jums paskambino vienišų širdelių klubas The Lonely Heartas. Ir šiandieną mes norėtumėm su jumis sužaisti vieną pasiūlymą. Simonos bandidos naujienų. Sakykite, prašau, kokio pobūdžio vyrukai jums patinka? Šviesus ar tamsus? Tamsus. Sakykite, prašau, jums patinka aukštesni ar žemesni? Aukštesni. Labai gerai. Sakykite, prašau, jums patinka išsilavinę ar mažiau? Išsilavinę. Išsilavinę. Kūno sudėjimas stambus, liesas ar raumeningas? Raumeningas. Raumeningas. Gerai, mes sukame mūsų paieškos skalę. To the hustle. Alio? Alio? Alio. Klausau. Labas, gražuola. Labas. Koks tavo vardas? Karolina, o tavo? Mano tai šits Glaborijus. Gražus vardas. Ačiū, mama pati išrenka. Man tėtis. Papasakok biškį apie save, kokias kojas turi. Išmera, ta prasme, batų. 40. O Jėzus, tai čia daug. Ne, Jėzus. Tai čia jau kaip slydės gali varyti, ne? Jo. A kaip veidas, kelintą išmera veidą? Veido nematavau. Nes aš baikerystį, žinai, aš šalmų tau lėčiau uždėti. Nematavau, nežinau. A ku tu matuoji iš vis gyvenime? Nieko. Nenori maną pamatuoti? Ne. Dėl ko? Neliečiu, aš merginu. Ai, aš mergina? A tai kas tada ta? Tai pas tau reiškia bamba iššaukas, tai kas bamba pas tau kaip tas žodis? Varpa. A ne? Ai, ne. A tai, kiek bernuosi turėjai per savo šitų gyvenimų? 2. A tau 43, taip? Ar kaip? Iš balsą aš sprendžiu. A man metų. Aha, kiek tau metų? Kiek... Šiandien 18 suėjo. O, tai čia daug. Jo. Tai jau galima. Jo, galima. Tai jau šiandien švęsi tai Jėzus Marija, nes penktadienisgi šiandien, ne? Jo. Šiandien penktadienis, šiandien ketvirtadienis. Trečiadienis šiandien. Ai, tiksliai. Nu. Biškai užbalamūtinau. Vakar jau užgėrė, žinai, su sauliuką. Jėzus Marija, kai davėm bambulį, žinai, grevin numetėm. Atšalą tai išgėrėm. O kokie tau šitai vyrai patenka? Sakiau jau, raumeningi. Klausinėjat manęs čia. Ai, raumeningi. Ta, žinok, aš raumeningus ir esu. Aš dešinę ranką labiau raumeningesnė, nes aš kervę dažnai masukuojas ar galvas. Nes pas man ateina šitai iš antstolių, žinai, skalų pasimt, tai aš biškai ginuos. Ai, nu. A ku tu mėgsti veikti laisvalaikiu? Šokti. Šokti? O tai gražiai šokia, ne? Tai aš šitą turiu dažnai šitą gerą tokį, šitų, kaip jis vadinas. Tėvas man anksčiau sakė, kaip jis vadinas. Pastolis, va, taigi vietoj striptizą tau tas. Ai, ne, šito nešoku. Ai, nešoki taip? Ne. Tai nemoka, reiškia šokti, nešoki. Nu tai gerai, nemoku šokti. Gal išmokinti? Nežinau, matai, mano kojas kryšas laibas, tai aš nelabai ir šokti gerai moku. Karočią. Kas karočią? Nemoki šokti. Bet aš moku kai kukytų padaryti. Nu ką? Moku padaryti merginą laimingą. Ką? Žinai kaip? Aš tau galiu eilėraštį šitų pasakti.
Nu, Už jūrų marių, už uberžynų, už laukų iškimsynų. Ėjau aš vienas su draugu ir nešinas dideliu kirviu. Aš nebijojau eit nakčia, žinojau, kad pas tave. Pelėda kaukė ant medžio atsitūpusi žiūrėjo į tave, o tu pakėlus savo didžią galvą, primerkiai akį ir spjovei dešinėn. Paspjovus tu dešinėn užsižiebė žolė, supratęs, kad tu velnes esi. Todėl nežinau, kad man. Labas Oi. jubiliate, Karolina. Su gimtadieniu. Radistai ir Vaidotas.